Labas vakaras, kas jungiatės. Truputėlį luktelsiu, kad būtų daugiau matančių mane. Parašykit, ar matosi, ar girdisi viskas gerai. Labas visom. Malonu, kad jungiatės, faina. Nu va, kaip aktyviai. Nu ir puiku. Tuomet aš po truputėlį pradėsiu. Laivą išsaugosiu kol kas. Tai aš prisistatysiu. Esu Rimutė Molko. Nagų industrijoje esu jau nuo 2015 metų. Labai mėgstu šiam gyvenimo etape išbandyti daug naujų dalykų, todėl kad anksčiau turėjau tokį principą, kad jeigu yra vienas geras dalykas, tarkim vienas geras produktas būtent mūsų darbe, aš ties juo ir sustoju. Kad tai yra kaip komforto zona, kurioje aš jaučiuosi gerai ir man daugiau nieko kito nereikia. Bet tiesiog atsitiko taip, kad teko bandyti, teko ieškoti ir teko susipažinti su Sincero produkcija. Tai aš galiu pasakyti vieną dalyką, kad mano požiūrį labai pakeitė būtent produktų kaina atitinka kokybę, o kokybė atitinka tavo gražų rezultatą. Tai aš matau klausimą, ar bus daugiau spalvų iš Sincero. Tai šiaip yra labai daug tų spalvų ir taip, ir vyksta jom akcija pavasariniam, aš tiesiog parodysiu irgi pigmentaciją, aplamai ką mes šiandien darysim, ką aš jums šiandien rodysiu ir iš ko viskas bus daroma. Tai vat, šiandien rodysiu tokį dizainą, darysiu aš šitą būtent ombre dizainą, būtent su Sincero spalvom ir pasakysiu paskui ryšio truputėlį problemos, tai atsiprašau labai. Tai vat, darysiu su tokiom spalvom ombre iš Sincero produkcijos, darysiu vieną nagą priauginimą, parodysiu step by step, parodysiu šiek tiek tipsų, kaip mes galime miksuoti gelius, kaip mes galime pasidaryti savo tinkamus atspalvius. Tai dabar pirmiausia aš pristatysiu, kad Sincero turi naujieną, būtent statybinius gelius ir labai gražių atspalvių. Tai aš jums tuos atspalvius apsukusi parodysiu. Tai vienas dalykas, kad man labai fainai toks yra atradimas, kad juos galima tarpusavį maišyti, jie labai gražiai dera, vienas kitą papildo ir tikrai mes galime neturėti šimtai tų atspalvių, o susimaišyti tiek patį tą gelį pagal klientės poreikius, pagal dizainą, kad turėtumėm tai, kas tinka tai klientai. Tai aš truputėlį apsuksiu kamerą, kad jums galėčiau parodyti, ką aš turiu omenyje. Tai vat. Sincero yra naujienos, tai pirmiausia, netgi vat šiai dienai aš nusilakavusi su Baby Pink tokia spalva, irgi taip pat iš Sincero. Atspalvis yra 852, šiek tiek nefokusuoja. Vat, tai čia yra viena iš mano mylimiausių spalvų. O apie gelius, tai Baby Pinkas, jisai yra labai gražios rožinės spalvos. Yra gelis neutralas, visiškas toks vadinasi natūralas, bet jis toks neutralus, visiškai labai gražus atspalvis. Bet tuoj parodysiu, ką aš turiu omeny atspalvių miksavimą. Toliau yra atspalvis Wedding Pink, tai čia yra nerealus atspalvis būtent tom, kurios, tarkim, nori tokio natūralaus ombre. Tarkim, nori kažkokio visiškai niudo, galima paskui bazinę spalvą tiesiog užlakuoti arba tiesiog topą ir labai gražiai žiūrisi. Toliau kitą bandžiau Soft Pinką, jisai yra šaltesnis atspalvis, bet aš šitą atspalvį dėčiau vyresnėm moterim. Tai pagal jų odą, tos, kurios rudaodės,
tai jom, kaip sakant, aš dėčiau tą soft pinką. Toliau pink glitteris, jisai yra tokios balkšvai niūdinės spalvos, bet pavyzdžiui, kokį galiu parodyti jum tipsą, kaip aš galiu pasigaminti savo norimus atspalvius. Taip, pavyzdžiui, tarkim, bandžiausi su natūraliu šituo atspalviu. Jisai man šiek tiek buvo per tamsus kitom klientam, tai aš jį ėmiau ir maišiausi savo būtent su pink glitteriu. Pink glitteris duoda labai gražų žaižaravimą, jisai šiaip turi šiltą blizgutį, vat kas fainiausia, tai tas blizgutis duoda labai gražų toną tokį. Tarpusavį aš susimaišau. Matot, spalva jinai pašviesėjo. Ir štai yra spalva, tuoj parodysiu ant šviesos, kuri man labai tinka ir labai gražiai atrodo. Ar matosi? Ir turi tokį nuostabiai gražų žėrutį, kuris neapkrauna ir neatrodo kažkaip tai labai per sunkiai. Toliau kitas variantas. Vienas iš tų labai pasiteisinusių ir šiandien kaip tik irgi vieną klientą paleidau su tuo atspalviu. Tai maišysiu aš baby pinką, būtent šitą atspalvį, su pink glitteriu. Tai mano klientė liko labai patenkinta, o ir šiaip dedant tik baby pinką šitą atspalvį, labai fainiai ir gražiai žiūrisi ant pačio nago, todėl kad jinai gaunasi tokia lyg milki, bet su šiltumu ir toks atsiranda labai toks didelis švaros vaizdas. Tai man labai patiko šitas gelis ir aš naudosiuos progą jį užsisakyti. Ir maišau tada su pink glitteriu šito. Ir gausis irgi labai gražus, neutralus atspalvis, jis visiškai kūniškas tarp to ir tarp to gaunasi. Matot, vat. O va, prašau. Ir jis toks nerealus tas žibėjimas, tiesiog labai gaila, kad per kamerą neišeina to parodyti. Bet labai gražiai blizga, turi tokį kuklų žėrutį, ar matot? Labai gražiai atrodo. Tai aš šitą jau šiandien, sakau, savo klientam dariau. Tai labai liko patenkinta ir man labai pasiteisino šitas dalykas. Tai vat. Šiuo metu šitiem geliam vyksta akcija 1+1, tai yra visiška jų naujiena. Ir naudokitės progą, nes dar yra būtent laivo metu padaryta akcija, kad perkant už 15 eurų yra nemokamas siuntimas, o akcija galioja iki rytojaus 13 valandos. Taip, matau, koks išnešiojimas, pačio gelio išnešiojimas, tai pats gelis mano klientam kol kas laiko daugiau negu savaitę ir jokių atšokimų nėra. Tai pats gelis jisai ganėtinai kietas, toks labai tvirtas. Tai su juo lengvai galima daryti ir priauginimus, ir plokštelės sustiprinimus. Dar vienas yra dalykas, kuris man labai patinka. Tai pavyzdžiui, šitie geliai, jie yra kaip ir stovintis. Bet jeigu mes, tarkim, darom ar korekciją, ar priauginimą, nesvarbu, paėmus šitą gelį teptuku ir jį judinant ant pačio nago, atsiranda toks lyg tas gelis pradeda šiek tiek tekėti. Jis nėra visiškai standus, kai būna tarkim, grinai stovintis. Apie išnešiojimą ne tik kad savaitę, tiesiog aš bandausi naujienas ir aš anksčiau esu naudojusi lygiai taip pat Sincero gelius. Išnešiojimas yra nepriekaištingas,
Yra taip atveju visuose gėliuose, kad atsiranda ir atšokimų, ir kažkokių tai nenumatytų atvejų, bet reikia gilintis, ką mes įtrinam, kaip mes ką po ko dedam ir kas vyksta toliau su to nagu. O šitų gėlių būtent dabar nešiojimas yra mano klienčių savaitės ir yra patenkintos, neturi atšokimų ir toliau važiuojam, žiūrim, kas mums gaunasi. Taip, matau komentarus, kad didžiausias pliusas, kad nekaista lempoje. Taip, man šiek tiek yra tas toks minimalus kaitimas, bet aš kadangi esu labai jautri, tai man yra normalu, kad kaista šiek tiek ir tikrai su jais labai faina dirbti ir yra aplamai iš kitų atspalvių tų gėlių, tai aš ir anksčiau dirbus ir dirbu dabar ir dirbu su spalvom. Tai vat, o toliau galiu parodyti šiek tiek spalvyčių. Aš visą laiką savo kolegiams sakau, kad man Sincero yra vieni pagal kainą ir kokybę mėgstamiausi tokia linija, kad manęs nėra pavedusios nei spalvos, todėl kad, pavyzdžiui, šitą spalvą aš ant savo rankų užsilakavus esu iš vieno sluoksnio. Tai man tas labai patinka ir aš negaištu savo laiko. O atlaiko labai gerai, nėra atšokimų komentarai, lakus naudoja. Tai aš buvau lygiai taip pat nusistačius, kad bijau tų gėlių, todėl kad Sincero kažkaip buvo tas toks keistas įsitikinimas, kad jeigu pigu, tai nėra gerai. Bet kaina atitinka tikrai labai, net ne tai, kad atitinka, bet tiesiog nepriekaištingai atitinka kokybę ir aplamai tas kainos ir kokybės santykis yra labai geras. O spalvos, pavyzdžiui, lygiai taip pat šita, jinai tepasi iš vieno sluoksnio, jinai net neturi, net ir paspaudus, galit pamatyti, kad jisai neturi kažkokių didesnių dryžių. Tai šitą spalvą aš, pavyzdžiui, savo lakavausi iš vieno sluoksnio. Jinai yra mano favoritas jau tikrai ne pirmus metus. Taip pat ir šita raudona. Šitos raudonos, čia yra, aš visą laiką juokiuosi ir turėjau ten tokį kitą projektą, kur pristačiau irgi Sincero gaminius. Tai kai yra 150 000 atspalvių raudonos, bet nėra tokios, kokios tau reikia, tai čia yra tas atspalvis, kuris yra nerealaus grožio. Jisai taip pat dengiasi iš vieno sluoksnio ir aš šitų buteliukų, dirbdama su savo klientėm, išnaudoju per metus kokius 3-4 kaip minimum. Tai labai gražus atspalvis, jis tiesiog toks ryškiai raudonas, bet turi šiek tiek ružavos. Matau klausimą, ką naudoji trinimui. Galit naudoti bazę geliniam lakavimui, galit naudoti tą patį gelį, žiūrint kokia yra nago būklė ir kaip su tuo nagu jūs dirbat ir kas vyksta. Nes yra labai išskirtinų atvejų, aš būna, kad arba patį gelį įtrinu, arba iš vis nieko netrinu, arba tenka įtrininėti papildomai bazę, papildomai, tarkim, dėti rūgštinį primerį, tai čia žiūrint pagal situaciją. Toliau kita mano labai mėgstama spalva, tai čia raudona ir rožinė. Man rožinė yra, aš nežinau, man čia mylimiausia spalva, mano metų topas ir aš jau antrą kartą iš eilės šitą rožinę spalvą. Toliau yra viena iš pavasario spalvų, Mosaic Blue. Tai irgi dengiasi iš vieno sluoksnio ir aš net negaliu patikėti, kad dar yra tų merginų, kurios yra neišbandžiusios būtent Sincero lakų. Tai, nes man šitie lakai yra vieni geriausi ir ne tik ką aš gavau aplamai pavasario paletėje, aš naudoju ir daug kitų atspalvių ir parodysiu, tarkim, savo mėgstamiausius jums, ką šiai dienai, kas yra populiaru, einant bangos ir ką aš galiu siūlyti drąsiai savo klientam. Nepaveda manęs nei išlaikymo prasme, nei atspalvių nekeičia, neišblunka net ir neoninės spalvos, tai aš esu labai patenkinta. Toliau turiu spalvą Seafoam. Vadinasi, nematau, nes per telefoną pakišu. Šita spalvytė labai labai graži.
tokia baby blue. Tik jinai reikalauja antro sluoksnio. Dažniausiai visą laiką su pasteliniam spalvom taip ir būna, bet su antru sluoksniu pasidengia labai gražiai ir tikrai nereikia pergyventi, nes būna tokių spalvų, kur tu lakuoji iš 2 sluoksnių ir tu matai, kad tikrai reikės 3. Toliau irgi viena iš tokių dabar einamų bus spalvų Bloom. Tai vien ta pigmentacija vėl mane žavi, todėl kad net spaudžiant teptuką reikia labai smarkiai paspausti, kad pasimatytų šiek tiek pasišešėliavimas. Tai šitos spalvos iš vis 3 nepriekaištingos, o visos kitos tiesiog yra bandomos mano, todėl kad yra naujos mano iš vis paletiai. Tai bet kol kas aš esu patenkinta. Ir toliau į pavasarį įeina mūsų spalva Floral. Irgi labai graži, tokia levandinė spalva. Šiek tiek plonesnė sluoksnė. Irgi gražiai labai dengiasi. Jo, matau komentarus, kad gražiai dengiasi ir tikrai aš netgi visai nesenai kalbėjau su savo kolegė, kuri atsidarinėja salono ir jinai nori kaip ir pirkti priemonės, bet nežino ką ir kaip, nes atrodo ten Sincero, nenori, nes vien dėl to, kad Sincero pigu. Bet ta kokybė, jinai labai tinka ir jinai yra nepriekaištinga ir kodėl būtent reikia to bijoti. Toliau spalvytę turiu Vibrant Yellow. Flash spalvas turiu, bet parodysiu tik tais vieną, nes visų netraukiau, nes tiesiog tai yra ne pas spalvas šitas laivas. Geltona irgi vienas fainiausių dalykų, kad yra pigmentuota, o kas naudojate geltoną spalvą, jūs žinot, kaip yra sunku išsirinkti pastelinę geltoną, kuri neužknistų iš tų ten keliasdešimt sluoksnių, kur lakuoji, viskas vis tiek šviečiasi ir viskas tave nervuoja. Tai toliau, kas iš mano naudojamų šiaip kasdienai spalvų, tai turiu šitą neoninę. Šita spalva, aš nežinau, kokio gerumo ir kaip ją apibūdinti, bet jinai dengiasi irgi iš vieno sluoksnio, yra nereali, nepakeičia atspalvio, neišblunka, atrodo ryški, ten klientės rankos atrodo dar labiau degusios ir buvo praeitos vasaros topas, tai aš labai dievinu šitą spalvą. Toliau viena iš mano dar mylimiausių yra būtent šita spalva. Jinai turi tokį mini žerutį, aš nežinau ar per kamerą matys, nelabai matosi, nes nefokusuoja. Irgi labai graži spalva, kur buvo labai populiari man praeitą pavasarį, bet gal ant kameros matysis šiek tiek toks žerutis, blizgutis, ar matosi kažkiek, jo, matosi labai gražus. Ir viena irgi buvo iš tų spalvų, kur antrą kartą reikėjo pirkti, tai labai džiaugiuosi, kad mano klientėm patiko. Toliau Lily spalvytė. Viena irgi iš tų mėgstamiausių, jinai tokia purvina, niūdinė, purvina rožinė, tai labai fainiai tinka rudeniui ir tai yra mano irgi paletės vienas didžiausių favoritų. Man šitie Sincero atspalviai, aš nežinau, aš tai praktiškai beveik visą paletę turiu, tai esu nenusivylus nei viena spalva, kad mane kažkaip nuvilto ar kažkas būtų ten man netikę būtent iš jų firmos. Tai toliau kita spalva Black Shadow. Irgi jinai yra juoda, bet su tokiu pilku blizgučiu. Tai gražiai labai dengiasi. Galima dėti juodą pagrindą ir tada užlakuoti vieną sluoksnį ant viršaus, jinai turi tokį žerutį, jinai atrodo tokia kaip grafitinė juoda. Ir tai yra irgi populiari labai spalva, kaip ir flashas, būtent šitas Sincero Blackas. Tai būtent Black Shadow spalva irgi eina į trasą. Nes flashai aš visą laiką naudoju pagrindą juodą, ir tada dedu flashą ir ta spalva tampa tokia intensyvesnė, tamsesnė ir man tada labiau patinka. Tai o
Čia paskutinė irgi buvau pasiėmus 852, kad parodyti kaip savo favoritinę, tai aš ją kaip ir papildomai dar užsisakiau. Tai neberodau, bet labai labai džiaugiuosi savo atspalviais naujais. Tai sakau, nebedaug trūksta, kad turėti visus atspalvius. Tai vat, Sincero lakai, nuvylė tik viena Oasis komentarų. Taip. Tai vat, aš kol kas dar nesusidūriau, kad mane nuviltų kažkoks atspalvis būtent iš Sincero, bet, jūs matot, tikrai yra atspalviai gražus ir spalvos, jos nėra tokios banalios, nes labai dažnai sutinku, tarkim, savo būtent pasirinkimo keliai, kad, vat, yra N spalvų, bet kažkuom jos nuobodžios, kažkuom nepatinka ir kažkas ne taip. Tai vat Sincero man atitiko mano lūkesčius ir aš jums šiandien parodysiu, kaip pasidaryti būtent, nuterliojau šitą biškį tipsą, kaip pasidaryti būtent tokį efektą. Galima būtų daryti gal ružavos daugiau, gal mėlynos, čia jau pagal jūsų norus ir kaip jūs norėsite ateityje daryti. Taip pat aš šitam dizainui naudoju Sincero teptuką, kuris reikalingas, kad būtų jisai plokščias. Tai man jisai labai pasitarnauja. Ir toliau naudosiu irgi taip pat darbui Sincero. Ir šiaip labai fainas teptukas, todėl kad labai smagiai įsitrina ir labai smagiai su jo valdosi gėlės. Tai aš pasiruošiu šiek tiek. Matau komentarus nuvylę, kad vienas lakas Flash Blue, nes labai išbėga. Jeigu taip atsitinka, tiesiog lakuokit po apačią, kad ir pavyzdžiui tiesiog vienas sluoksnį Mosaic Blue spalvos ir dėkit flashą ir tokių problemų kaip ir nebelieka. Tai vat, aš pasidariau, nusiėmiau savo vieną nagutę, kad būtų paruoštas. Nusiriebalinsiu irgi su prepu savo nagutį, nes viską liečiau. Ir aišku, aš šiandien naudosiu Baby Pinką, nes jisai mano dabar yra #1 iš visų, ką turiu. O iš naujienų, tai man jisai pats gazas. Taip. Tuomet aš lygiai taip pat šiek tiek avarija man atsitiko. To jau. Taip. Toliau nagą aš lygiai taip pat su Super Bondu dirbu, su Sincero produkcija. Kad ir pas mane šiek tiek yra čia kažkur medžiagos, aš vis tiek tepu per visą nagutį. Tai vis tiek, kadangi darau priauginimą, o gėlių būna didesnės talpos. Žinokit, iš šitą klausimą negaliu atsakyti, nes aš naudoju 15 ml dažniausiai, todėl kad aš mėgstu miksuoti labai gėlius. Tai man to atspalvių užtenka ir aš visą laiką kaitalioju, tai reikėtų čia pažiūrėti būtent internetiniam puslapį. Formelės naudosiu indigo, todėl kad jos yra standžiausias. Ir aš parodysiu, kaip jos veikia būtent ant mano nago. Na, žinom, kaip išsimatuoti. Man šiek tiek nepatogu žiūrėti per telefoną, tai jeigu jūs nematysit ar kažkaip rašykit. Kerpu aš ūsus, kad tie ūsai apglėbtų mano patį nagutį. Po kiek bildingėliai kainuoja. Jūs viską galite rasti jų internetiniai parduotuviai ir ten yra labai lengva ieškoti ir visos kainos surašyti ir dabar vyksta akcijos. Ir labai faina vienas dalykas, kai tarkim naudoju aš papirinės formeles, jeigu netyčia kažkaip skersai aš sukabinsiu, visa forma susilanksto. Tai man labai patinka šiek tiek tokios standesnės, tai aš dažniausiai dirbu su standesniam formom. Ir vat aš pakišu po savo nagu, tip top, kaip išsikirpau
savo formelę. Tuoj. Viskas teisingai. Nes aš žiūriu, kad ir jų matytos, ir kad man matytos. Labai puikiai. Viskas. Taip. Kai spaudžiat būtent formą, jūsų forma turi eiti siaurin. Būtent jeigu čia yra, tarkim, vienas storis ties nagu, tai jūsų forma ties apačia turi būti siauresnė, kad nesimatytų jokių būtent sujungimo kraštų. Tai va, darysiu savo mėgstamą ovalo formą. Tiesiog, jeigu judinsiu netyčia su ranka kamera, tai atsiprašau labai, bet reikia kažkaip prisitaikyti. Tai va, imu aš savo baby pinką, su juo darysiu ir tą vadinamą padloškę nuo nago krašto. Aš savo įsitrinsiu visą laiką būtent sincero gelį. Ar matosi jum? Aš šiek tiek užlipu ant nagučio savo ir einu, traukiu tą geliuką į kitą pusę, kad nepalikti kažkokių duobių didesnių ir išlyginti gražiai. Šiek tiek užlipau, nes labai nepatogu. Ant savęs, nes ant klientės tu gali valdyti. Taip. Šiek tiek trūksta medžiagos man. Aš ją dasidedu. Ir aš dar prieš dedant į lempą, aš visą laiką šiek tiek paspausiu formelę, kad jinai nepabėgtų būtent dedant į lempą. Tai man reikia susilyginti kraštą, kad jis būtų lygus. Ir pasidaryti gražią liniją. Iš visų pusių. Na va, turėsim tokį dabar kvadratuką ir parodysiu, kaip iš kvadratuko vienu judesiu pasidaryti ovalą. Dar paspaudžiu, kad šiek tiek būtų ta formytė man siauresnė. Uždengiu gėlį, kad dedant į lempą man nepastingtų jisai. Viskas susitvarkau. Ir 30 sekundžių lempą. Šiaip rašo polimerizacijos laiką 60-90 sekundžių, bet bandžiau ir galiu tikrai 100% pasakyti, kad visi geliai išdžiuvo per 60 sekundžių ir išdžiuvo netgi per 30, bet tiesiog reikia vadovautis nurodytų, kaip sakant, laiku ir apsidraudžiant, kad nebūtų jokių kitokių dalykų. Tai vat, turim mes nagutę jau priaugintą. Taip. Imsiu didesnį sluoksnį. Ar lengvai pasispaudžia arka. Šiaip arka, jeigu mes norim arką spausti būtent su šitais geliais, aš siūlyčiau laikyti kokias 25 sekundės. Tai tuomet labai gražiai susispaudžia, bet jeigu mes uždedam formą taisyklingai, mums arkos spausti tiesiog nereikia. Tai aš guldau, nieko neįtrinsiu, nes aš visą laiką bandausi ant savęs gelius, nes aš esu iš tų, kur man labai dažnai atsiranda atšokimų, nes mano yra labai silpna nago plokštelė. Tai aš visą laiką įtrinu tą patį gelį ir žiūriu tiesiog ant savęs išnešiojimą. Jeigu jūs bijote, bandykite ant vienos kitos klientės, ten po vieną nagutį pasibandymui. Jeigu bijot, tiesiog įtrinkit bazę ir jausite saugiau, tai kiekvienas turi savo darbo specifiką ir kiekvienas dirba taip, kaip jam reikia. Tai vat. Toliau judinu medžiagą, šiek tiek judindama medžiagą, aš jau kartu įtrinu. Ir iš vienos pusės į kitą. Aš labai atsiprašau, jeigu ar kažkaip nefokusuoju, aš pasistengsiu sustoti ir grįžti atgal,
tam tikrus žingsnius, nes iš tikrųjų nėra labai patogu, kai tu darai ant savęs ir tau reikia žiūrėti ne pro kamerą, o pro šoną. Ir vat taip vat būtent aš tempiu šitą gelį į apačią. Aš neguldau tai teptuko būtent lygiai grečiai nagui, nes man patinka dirbti su Sincero teptuko galiuku. Tai aš visą laiką dirbu būtent su galiuku, man labai maloniai viskas valdosi ir labai viskas maloniai išsitempia. Taip, žiūriu, kad man reikia. Ir dar, bet dabar prisiminiau šitą rakursą pamačius, dariau vienai klientai Elite korekciją, tai yra įlietų nagų korekcija. Tai šitas gelis, aplamai šitie būtent naujieji geliai, kurie tokie pusiau stovintis, su jais šypseną išsimodeliuoti, tai yra taip lengva, kad paskui mums lieka sudildę šiek tiek pasidaryti šypsenos kampus ir dėti baltą gėlį. Tai čia buvo super man reiškinys, nes iš tikrųjų būna tokių gėlių, kur tu dedi ir vis tiek kažkur pabėga, tai, trukdosi darbui ir nervuoja. Tai tempiu aš viską nuo viršaus, kad nebūtų prikrauta labai ant apekso, būtų galiukas. Nematau šiek tiek. Aha, matau jau. Ir man kas faina, kad galiu dirbti su juo, pavyzdžiui, su juo vat, po lėto, jisai niekur man nenubėgs, jisai labai gražiai laikosi vienoje vietoje, nors atrodo nuo to judesio jis šiek tiek pasilygina. Tuoj matau, kad nuvažiavau nuo apekso, reikia pasitaisyti, nes nepatogu, iš visų pusių reikia pažiūrėti. Išsilyginti. Matau klausimą, aš susmodeliuoju 4 nagus iškart. Jo, šiaip galima, aš bandžiausi pradžiai po 2, tai kitą ranką dariausi klientai visus 4, tai niekas nenubėgo ir viskas nepriekaištingai. Jis tiesiog nebėga ir matot, va dabar, pavyzdžiui, aš jį judinu, jisai nebėga, iš šonus jis nebėga į odeles, tai jis nėra iš tų, kur teka, nes yra tokių, kur labiau teka, tai vat su jais yra šiek tiek sunkiau dirbti, nes kuo tu daugiau judini, tuo jis labiau tys į odeles. Tiesiog nematau, reikia pasikreipti šoną ir va, praktiškai aš jau turiu savo nagutį. Gerai, aš nebelyginu, todėl kad aš noriu dar prieiti prie dizaino. Man visą laiką kaista, aš apsidraudžiu tokiu atveju, kad ištraukinėju dažniau, jis niekur nenubėga, lygiai taip pat klientėmis niekur nenubėgs, tai galite būti ramios. Ir tuo labiau netgi vasarą, pavyzdžiui, dirbant su tokiais geliais, nereikia bijoti, kad nubėgs ir galima modeliuoti visus nagus iš karto. Aš ištraukinėju, aš apsidraudžiu, todėl kad man ištisai viskas kaista. Man kaista net ir dedant topą, tai aš kažkaip, kad nenudegint savo nago plokštelės, nes visko yra buvę per praktiką darbo. O atspalviai, man, pavyzdžiui, šitas atspalvis, tai būtent Baby Pinkas, tai aš sakau, labai noriu naudotis pati šitą akciją ir aš tikrai po laivo užsisakysiu. Tiesiog ant tiek gražiai žiūris ir ant tiek švarus visas vaizdas, kad mane labai sužavėjo šitas gelis. Aš labai džiaugiuosi, kad iš viso aš gavau galimybę dirbti su Sincero. Aš tikrai kardinaliai pakeičiu nuomonę ir tai yra, žinot, kaip būna dažnai, kad meistrai, jie nepripažįsta, kad jie klysta, jie nepripažįsta, kad jiem kažkaip, pabandžiau, patiko ir ten kažkaip lygėda prisipažinti, bet aš galiu pasakyti, kad aš visiškai pakeičiu nuomonę ir labai džiaugiuosi būtent dirbdama dabar su Sincero.
Taip, 60 sekundžių. Nusivalau aš lipnumą ir pradėsiu aš dildžiuoti. Jeigu kažkaip ar nesimatys, ar kažkas bus ne taip, tai sakykit. Tai dabar turiu aš kvadratą, bet paskui parodysiu, kaip iš kvadrato padaryti ovalą. Taip, aš pirmiausia pasidarau, šiek tiek pakelsiu kamerą, nes nepatogu. Darausi aikštelę. Ir žinot, tikriausiai su priauginimu yra taip, kad turi darytis atsuktuvą. Tada darausi vieną šoną, pjaunu kitą šoną, briauną darausi šičia, varžtelio atsuktuvo, kiti kažkaip vadina dar kitaip, tai užgulimą, tai kiekvienas kaip nori. Aš šitų kraštų kol kas neliečiu, tai neskubėkim su šitais kraštais. Apipavidalinsiu viską gražiai, iš karto darau Photoshopą tokį. Oi, tiesiog nepatogu, labai atsiprašau. Darau iš karto Photoshopą, sulyginu briaunas ir matot, kaip susilygino briaunas. Ir pasidarysiu dabar, pavyzdžiui, formą, kad parodyt galėčiau jum, kaip atrodo paskui padaryti ovalą. Taip, to įsijungsiu šiek tiek savo dulkių ištraukėją. Tai dabar lendu prie šonų. Mūsų šonas turi eiti lygiai grečiai mūsų nago viduriui. Dildės nekeliam ir nenuleidžiam. Iš tos pusės labai nepatogu. Kliūna už kameros. Nu va. Taip, turim tokį plius minus kvadratą. Jeigu norisi švelnaus kvadrato, mes visą laiką galim palenkti dildę. O Sincero dildžiai yra taip ir vat šitas labai fainas dildės, nes man būna dažnai, kad man pačios dildės labai būna per aštrios ir galima sužeisti klientę su šitais kraštais. Tarp kitko, Sincero turi labai fainą tokią bafinę dildę, kur vat, kas nedirba būgneliu, o dirba su dildėm, tai labai fainiai galima tokį padaryti bafą prieš lakuojant, pavyzdžiui, ombre arba prieš lakuojant prancūzą, nes tada gaunasi toks labai pudrinis atspalvis. Tai aš apekso su dildė niekada netvarkau. Aš visą laiką tvarkau su būgneliu. Pasikeičiu antgalį. Šiek tiek palikau vatkalniuką. Ar matot? Nu va, atrodo tiek nedaug reikia ir rezultatas visas gali pasikeisti per sekundę. Ir tai yra darbas būgneliu, kitos tą daro dildė, tai čia jūs pasirinksit, kaip jums reikia ir kaip jūs dirbat. Toliau aš dar pasilyginsiu kraštus, nes matau vienas kraštas mano žemyn važiuoja, bet tiesiog taip yra dėl to, kad nepatogu. Taip, šiek tiek, kadangi formelę nuleidau, pas mane atsirado storis ir čia yra mano tiesiog klaida, nes aš palikau šiek tiek nago ilgio ir suklydau, tai aš galiu būgneliu viską išsiploninti iki man reikiamo plonumo. Ir labai gražiai toliau aš sulyginu. Jeigu kažkokių klausimų papildomai po laivo transliacijos jums kils, jūs galite drąsiai rašyti, drąsiai iš viską atsakysiu ir nesigėdinkit, neturėkit kažkokių tai ten baimių ir įsivaizdavimų, kad jums nebus atsakyta. Aš nelabai sulyginau, nes jeigu aš pasisuku
taip, kaip man patogu, nebesimato kameroj. Tai šiek tiek tą visą subafinimą būgneliu darau šoniau, kad matyčiau aš. Tie geliai skirti ne tik priauginimui, su juo galima ir korekcijas daryti. Tai aš pagrindė dirbu su korekcijom, šiandien rodau aš jums priauginimą, bet kiek dirbau per visą savaitę, daugiau šiek tiek su šitais geliais, kiek anksčiau dirbau, tai visą laiką aš darau tik tais korekcijom ir man labai patinka, o ypatingai dirbti vasarą, todėl kad niekas nebėga man į šonus ir jeigu reikia, tarkim, savaime išsilyginančio gelio, tai vėlgi renkatės savaime išsilyginantis gelį, bet artėja vasara, tada labiau viskas tysta, kiti meistrai bijo valdyti tą savaime išsilyginantį gelį, tai tiesiog to pasekoja turi blogesnį rezultatą ir dildžiuoja ten su dildę papildomai. Tai vat, kaip padaryti iš kvadrato į ovalą. Dildę laikom nebe 90 laipsnių kampu, nebe šiek tiek pavertus, o galim dar labiau užgulus. Jau paverčiam kokį, 45 laipsnių kampu. Ir matosi iš karto atsiranda gražus toks linkis. Vėlgi, ovalas, jeigu norisi siauresnio ovalo yra šiek tiek kitoks dildžiavimas. Bet pagrinde vienos tai vadina minkštą kvadratą, kitos vadina apvalesnį tokį kvadratą, tai man čia yra toks pusiau ovalas, čia nėra paipas, bet čia yra toks tarp kvadrato ir ovalo, kada klientas nemoka išnešioti su kampais ir tenka, kaip sakant, apvalinti jum. Tai vat, nuvalau aš dulkes, kad nevalyt, nes matau, kad laikas labai spaudžia, atrodo, tiek daug noriu pasakyti ir vat. Labai gražus gelis, labai gražio prancūzas, koks gražus buvo, toks visiškai jaunosios prancūzas. Tai taip, būtent tokiam dizainui, Galaxy, aš jį vadinu tokį Galaxy ombre perėjimus, naudosiu šias dvi spalvas. Tai yra mano favoritinė rožinė ir mėlyna. Taip, čia pagal norą, kaip norit, ar daugiau ružavos, ar daugiau mėlynos. Visą laiką turim šiek tiek pasidėti ant lapelio, nes mums reikės padaryti teptuko perėjimą. Ir tuomet lakuojam savo nagutį. Taip, aš šiek tiek man šviesytės trūksta. Aš labai ten stengsiuos neprilakuoti prie odelių, nes tai yra tiesiog tas laiko gaišimas, man svarbu labai parodyti, kaip aš tą padarau ir kad būtent šitos spalvos manęs nepaveda. Tai pirmam tam sluoksniui aš netepu labai storo sluoksnio spalvų, nes vis tiek man reikės dar sklaidyti. Tai va, turiu šitą būtent teptuką, pasiemu vieną pusę, pamirkau į rožinę, kitą į mėlyną. Ir tokiu būdu aš padarau teptuko perėjimą, būtent ombre. Matot? Tai mes lygiai tą patį darysim ant nagų. Plokščias teptukas labai tam gerai tinka. Paskui ant pačio galo ten galima prie odelių prieiti su plonu teptuku, mėlynoj pusėje su mėlynu. Tai vat. Ir tokiu judesiu. Mūsų teptukas pradžioj jisai turi būti toks pusiau sausas. Tai nepersidėkit medžiagos, nes teks paskui nusiiminėti medžiagą. Nes būna tada perteklius ir negražiai atrodo. Tai nesumaišykit pusių, neapverskit taip, nesugadinsit visą vaizdą. Tai
Galima, jeigu norit labiau mėlynos, tai važiuojat su mėlyna labiau link rožinės pusės, jeigu norit labiau rožinės, tai su rožinė važiuojat į mėlyną pusę. Tai šiek tiek, užstojau vaizdą. Ir gaunasi toks. Tai dabar aš kol kas kišu į lempą. 30 sekundžių, drąsiai viskas čia stingsta, ant 30 sekundžių spalvos nepavedė ir šiek tiek patraukiu nuo lempos. Tai mano šitos spalvos yra vienos dabar mėgstamiausių ir aš savo klientėm kaip tik jau pradedu siūlyti, nes tai yra pavasario kolekcija. Vasarai labai tinka, tai Sincero tikrai turi ką pasiūlyti. Taip, tuoj laikas baigsis. Na va. Tai vėl, kartojam tuos pačius žingsnius, kad dedam mėlynos, nes realiai mums to pirmo sluoksnio reikia labai plono, tam, kad pasidarytų tą bazinį tokį išbliurinimą, bazinį ombre. Šiek tiek nematau. Tai va, man labai patinka šitas dizainas, aš labai džiaugiuosi, kad galiu savo klientėm daryti tai. Ir jeigu, tarkim, darot ant visų nagų, tai pavyzdžiui, aš dažniausiai darau iš violetinės į mėlyną ir tada iš mėlynos į violetinę, nes man darant tą patį žingsnį, tai lieka apsukti teptuką ir aš jau turiu tą pačią bazę, kaip sakant, tam kitam nagui daryti tos pačius žingsnius ir nereikia man kažkaip kaitalioti, nusivalinėti ar kažko keisti. Tai vat, šiek tiek matau per daug dažo. Man reikia labai gražiai išsklaidyti. Na va. Vos nepaliečiau. Jeigu reikia, tarkim, man kažkokios norisi daugiau spalvos, aš, pavyzdžiui, noriu labiau į mėlyną pusę, kad man būtų. Man graži mėlyna labai ir gražus tas perėjimas iš mėlynas. Tai aš tiesiog daugiau paimu mėlynas ir jau su šita būtent spalva einu link violetinės ir švelniai braukiu. Ar matosi viskas gerai? Na va, koks perėjimas. Vėl dedu į lempą, o paskui galima jau nebelakuoti ant šonų, nes, pagrindė vis tiek, kadangi pirmas tas sluoksnis, jis yra toks labai plonytis ir tuose šonuose irgi ten vos pratepta, tai aš pasiemu tiesiog teptuką, pasidarau būtent tą patį veiksmą, kad įkišu į biškį rožinę ir biškį mėlyną, kad būtų jis šlapias ir tiesiog praeisiu paskui, dabar parodysiu, rožinės mėlynos ir tiesiog aš, šiek tiek daugiau reikia, ir tiesiog jau aš einu per patį viduriuką, jeigu man ten reikia labiau užbliurinti, nes būna kartais, kad paimam daugiau kažkokios spalvos, pasidaro kažkoks dryžius nepatinkamum, arba ten klientai lempą dedant sugadina. Ir labai gražus tas perėjimas ir man labai patinka. Man vis tiek šitam dizainui norisi daugiau mėlynos ir aš su tą mėlyną labiau išsibliurinsiu. Bet jau man kažkas į tą pusę. Va čia. Labai gražu. Ar greitų metu pasirodys naujų spalvų? Į šitą klausimą, žinokit, aš negaliu atsakyti. Jeigu kyla klausimų, jūs paskui būtent į šitą anketą parašykit privačią žinutę ir jums bus viskas atsakyta. Tikrai labai noriai draugauja, noriai bendrauja ir, kaip sakant, nepalieka nežinioj ir nepalieka kabėti jūsų žinučių. Tai aš tikrai neturėjus problemų su Sincero, aš esu labai patenkinta ir labai džiaugiuosi draugystę su jais. Tai 30 sekundžių. Tuomet lakuoju, aš pasitraukiu viską, lakuosiu nuo vaipą
Jisai labai fainas irgi džiūna 30 sekundžių, aš nežinau, kodėl aš anksčiau jo nenaudojau. Tai aš jį atradau iš vis čia gruodžio mėnesį, kaip leidom ten kitą projektą. Tai man labai patiko ir dabar naudoju sau, visada naudoju. Kitom klientam kartais norisi ant blių, tai nenaudoju, o... Nu va. Ir labai gražus ombre gaunasi dizainas. Vėl į lempą, 30 sekundžių. Jeigu kažkokių turit klausimų, visos spalvos draugauja, absoliučiai visos. Galima daryti iš geltonos į žalę. Tiesiog reikėtų suvokti spalvų gamą, spalvų paletę, kad yra tam tikros spalvos, kurios tiesiog tarpusavį jos nedraugauja ir tarkim pasidarys, ruda negraži spalva per vidurį, nes šitam dizainui pasidarė violetinė tokia, iš rožinės į violetinį ir tada į mėlyną. Iš šitos pasidarys tokia geltonai žalsva spalva per viduriuką, nes tos spalvos dera. Galima pasimti paletę, ne paletę, o tą spalvų ratą ir tikrai jūs pamatysit, kad dera tos spalvos. Reikia daryti spalvas, kurios yra viena šalia kitos. Tai, pavyzdžiui, turėtų labai gražiai dėrėti ir būtent šitie atspalviai tarpusavį, tada galima žiūrėti alyvinį ir tokį lilin niudinį atspalvį. Tikrai galima bandyti. Ko nedaryčiau, tai su flešo lakais, todėl kad flešas yra flešas ir flešai atrodo tik tais vieni patys geri. Tai tuo aš šiek tiek pasidildžiuosiu. Nu va. Ir šiaip iš tikrųjų šitie dizainai labai faini, todėl kad aš savo klientėm nedarau, tarkim, būtent, kad visi nagai eitų iš rožinės į mėlyną. Aš darau praktiškai visom kažką panašaus turiu iš rožinės į mėlyną, iš mėlynos į rožinę ir atrodo nerealiai, nerealiai. Tai tada vėlgi iš rožinės vėl į mėlyną ir tada iš mėlynos į rožinę ir atrodo toks gražus perėjimas. Tai labai džiaugiuosi atradusi šituos gelius, o kuom skiriasi, tai yra tų daug ypatybių, nes jeigu aš pradėsiu dabar kalbėti apie kuom skiriasi, tai tiesiog pritrūksiu laiko. Tai dabar čia yra naujienos, aš pristatau šitas naujienas, aš esu labai patenkinta geliais, juos galima tarpusavį miksuoti, išgauti tokius atspalvius, kaip rodžiau pradžioj. Šiek tiek kaip palenksiu. Labai gražu. Labai. Ar matosi kažkiek blizgučių. Ir galima pasigaminti tokių atspalvių. Mums tikrai nebūtina ten turėti 150 atspalvių. Pagrindiniai baziniai atspalviai ir mes iš tų atspalvių galim daryti toliau visus kitus. Gėlių dar nepirkau, kažkaip nesiryžau, bet po šito live tikrai pabandysiu. Žinokit, tikrai pabandykit. Labai labai fainai. Su viršutiniam formelėm aš nemėgstu dirbti, aš dirbu su pusiniam formelėm, tai turiu savo tokių tipsų arba, nežinau, pliusai, minusai. Tai perjungsiu šiek tiek kamerą. Ar dar turit kažkokių klausimų? Balta man nelabai. Visą laiką, baltos spalvos visą laiką jas yra labai sunku atrasti. Vienas yra pigmentuotas, bet šalto atspalvio, kitos yra per skystos, trečias yra per tirštos, tai tiesiog tos baltos vienos tobulos, jos tiesiog, gal ir yra, bet reikia labai daug išbandyti ir labai daug, kaip sakant, ieškoti. Tai aš labai džiaugiuosi. Gal reikėtų tokių dizainą pasidaryti ant visų nagų. Tai mano šiandienos ranka irgi ir viena ir kita yra su Sincero būtent 852.
solid geliai tinka paprastiem geliniam nagam. Tai jūs turite omeny darant korekciją ar tiesiog nago sustiprinimą. Jeigu jūs darysit nago sustiprinimą, taip jisai tinka, tiesiog dedasi kitoks sluoksnis, kitokia technika, bet jisai tinka natūraliam nagui, jisai tinka sustiprinimui, jisai tinka darant korekcijas, jisai tinka darant su viršutiniam formelėm, jisai tinka dirbant su pusiniam formelėm. Labai faina su pusiniam, todėl kad jisai neteka ir jį gali labai gražiai kontroliuoti. Bet tiesiog šiandien aš jums rodžiau, kad kaip pasidaryti tiesiog paprastą priauginimą ir man labai buvo svarbu parodyti būtent šitą dizainą. Tai kiek laiko? Su šitais lakais aš išvaikštau mėnesį laiko ir aš turiu pagrindinę savo spalvas, tai kas mane pažįsta, žino, kad aš vaikštau su 059 spalva, ištisus metus galiu su ją vaikščioti, ir 852. Ir šitie atspalviai, jie nekeičia atspalvio, aplamai nereaguoja nei saulės spindulius, nei kažkaip neišblunka, tai raudonai iš viso yra topas, ypatingai vasarą, kai įdegi, ir aš labai dažnai gaunu iš kolegių klausimų, kokia čia spalva, ir visada rekomenduoju, tiek pat per mokymus rekomenduoju, todėl kad aš bandau Sincero, aš su jais dirbu ir tikrai esu labai patenkinta. O kas man yra labai faina, kad jie turi ir teptukų, ir, pavyzdžiui, turi tokių plokščių, nes kad būtent tokio gero plokščio teptuko šitam būtent dizainui aš nesu radus, nes būna dažniausiai, kad kai pradedu daryti tą dizainą, šereliai būna, kad tiesiog šiek tiek prasiskiria. Tai man tas netinka, nes tada turit merkytinį bazę, kad jisai susivienodintų tas teptukas, o Sincero superinis. Jisai niekur nesiskiria, jisai yra ganėtinai toks storesnis, tai tikrai labai fainai. Tai aš džiaugiuosi ir priemonėm, ir galiu, kaip sakant, rekomenduoti, ir net neturiu abejonių šitai linijai. Tai neturėkit blogų nusistatymų, neturėkit kažkokių kvailų įsitikinimų, ir tikrai galima su tokiom priemonėm dirbti. Ir matėt pačios komentarus, kiek yra rašančių, kad top spalva irgi 059, komentaras, kad ir lygiai taip pat ir geliai. Pavyzdžiui, tas Baby Pinkas, jis nerealus, jisai atrodo nerealiai pats vienas, jisai atrodo gražiai su prancūzu. Lygiai taip pat ir Pink Glitteris. Jisai labai gražiai atrodo ant kokio prancūzo, taip pat ir pats vienas kaip niūdas gražu. Aišku, ant bet kurio gelio galėtų lakuoti gelinį laką ir tiesiog tau neturi, kaip sakant, rūpėti, kas po tuo laku, vis tiek koks atspalvis, tai čia vis tiek ant viršaus bus spalva. Tai juos galima tarpusavę maišyti. Jie draugauja, lakai draugauja, topai su lakais draugauja. Dabar labai dažnai matau, kad kelia meistrai tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, atsiranda dispersinis sluoksnis ten lako ir tada topas šiek tiek traukiasi. Tai vienas dalykas, su Sincero šito nebūna, nei vienas. Ar aš lakuočiau, tarkim, Sincero spalvą ir kitą topą kitos firmos, ar ten Victoria Vino, ar ten Perfect Nails, nežinau, nesvarbu Didierą, nėra dispersinio tokio sluoksnio, kad viską trauktų. Instagramą aš parašysiu po laivo prie prierašo, tai galėsit pažiūrėti. Tai matau, kad bijau, kad pasibaigs laivas kažkurio metu, tai stengiuosi jūsų klausimus klausyti. Ar bus skaidrus? Žinokit, negaliu atsakyti, čia reikėtų irgi asmeniškai klausti Sincero atstovų. Tiesiog dabar turi naujus šitos būtent atspalvius, tai aš juos, kaip sakant, ir pristatau. Esu pradedančioji, o pradedančiai, tai žinokit, iš vis labai fainiai, todėl kad nereikia išsigąsti gėlio, gali tu jį valdyti, gali tu su juo žaisti šiek tiek ilgiau, nereikia ten staigiai kišti, nes kažkas kažkur nubėga. Tai tikrai labai geras variantas yra tai pradedančiai, ir tvirtas, ir išsilaiko puikiai, tai taip.
nespėjau skaityti mėgstamiausia spalva. Bet vėlgi, kokį topą tepant, nes man, pavyzdžiui, nėra buvę tokių, būtent su Sincero lakais, aš nesu turėjus tokių dalykų, kad, tarkim, dispersinis sluoksnis kažkoks tai ten būtų išsiskyręs ant lako ir man trauktų būtent patį topą. Tai aš to neturėjau, aš nežinau, kokį topą jūs tepėt. Jo, matau, kad gavot gelius. Bandykit, merginos. Labai fainu ir, tikrai ir tos spalvos, jūs matėt, aš galiu maišyti. Galim, bandyti, dėti šiek tiek baltos, šiek tiek rožinės, ten lilis spalvos. Lygiai taip pat tuos pačius gelius galite maišyti kažkokį, pavyzdžiui, ten lilį tokią pudrinę spalvą. Tada šiek tiek pašaltins tą atspalvį. Užtenka labai nedaug ir galima toliau, kaip sakant, dirbti su tais geliukais, tai maišyti, miksuoti ir, manęs nenuvylė. Aš tikrai labai, nežinau, sakau, padedu galvą, nusilenkiu žemai ir pasakau, kad aš pakeičiau savo nuomonę jau, nežinau, praeitais metais aš pradėjau praeitais metais sausio mėnesį dirbti su Sincero, o kuo tolyn, to vis daugiau aš atrandu tam tikrų perliukų, kurie labai pasiteisina ir kurie man labai labai tinka. Tai, kaip sakant, taip, matau, rašot, taip, atrodo būtent tokia spalva. Jinai yra šiek tiek tokia tamsesnė, bet jinai tamsesnė tiesiog buteliukė. O išėmusi nežinau, nesifokusuoja. Toks labai natūralus atspalvis. Labai gražiai žiūris irgi. Ant rankų ir tinka tiek šaltaodėm, tiek šiltaodėm. Kiek galioja nagų lakai. Labas, Goda. O visi šitie geliai maskuoja pilnai. Šiek tiek mažesnis maskavimas yra Baby Pinko, bet to gelio ir yra esmė, toks natūralus labai vaizdas. Bet ir tai nepasakyčiau, kad tarkim ten kažkas šviečiasi ar kažkaip ten kažkokių nesklandumų buvo darant korekciją. Labas. Tai man kaip ir pasiteisino tas 80% pigmentacija. O kaip manote, kuris spalva atrodo natūraliausiai ir labiausiai derinasi su oda? Tai aš rinkčiaus tokią atspalvių, kad tikrai turėti tą natural, būtent šitą atspalvį. Jisai tinka, bet tiesiog yra klienčių, kurios nori ružavesnio, tai dėl to turėti irgi Baby Pinko. Tarp šitų atspalvių galima iš viso susimaišyti dar bent 2 atspalvius. Jeigu turėsit Pink Glitterį, tai turėsit dar vieną atspalvį tokį ir dar vieną tokį ir dar tarp tų turėsit atspalvių. Tai vienu žodžiu tikrai, kaip sakant, turėsit pilną spalvų savo paletį. Aš turiu sekretorę čia pas save po stalu, kuri laksto aplinkui. Ir juokauja su manim. Taip, tai ar atsakiau į klausimą, kad labiausiai derinasi su oda, tai natural, Baby Pinkas, šaltaodėm šiek tiek galbūt per šviesus jisai būtų, labiau siūlyčiau tada rinktis šitą gelį šaltaodėm vasarą, kurios šiek tiek įdega ir tada labai gražiai viskas atrodo. Tai taip pat ir dildės, man labai smagu buvo dirbti su tom dildėm, todėl kad jos neturi tokio kieto krašto, kad tarkim reikėtų dildę į dildę padildžiuoti, kad tau nuimti, kad klientės nesužeisti. Tai aš tikrai labai patenkinta, lenkiu galvą, labai džiaugiuosi, atradusi Sincero ir linkiu jum atrasti, nes lygiai taip pat ir spalvų gama ant lapelio, ne ant tipsų, bet tiesiog parodau, kad matytųsi, nes ir dabar galit matyti, kad
yra tik tam tikros spalvos, kurios labiau paspaustos, jos turi biški per šviečiamumą, bet tai nekliudo ir labai labai gražiai viskas geltona, rožinė, raudona. Man čia yra tobuliau nei tobula. Tai va, jeigu kils kažkokių klausimų, jūs visada galite parašyti, jūs galite kreiptis į Sincero šitą puslapį, jūs galite rašyti man. Visada atsakau, visada atsako ir Sincero, tai, kaip sakant, labai džiaugiuosi, kad buvo šiandien su manim. Aš matau dar vieną klausimą. Ar su juo dirbant daug dildžiavimo reikia, ar įmanoma išdėti be dildžiavimo? Įmanoma išdėti be dildžiavimo 100%, 150%. Vis tiek jum, ką reiškia tas be dildžiavimo? Vis tiek jum kažkiek reikės pašlifuoti, tarkim, norint lakuoti ar kažkiek, bet įmanoma, jeigu turi tam tikrų įgūdžių, tai tikrai įmanoma, dirbant, pavyzdžiui, su viršutiniam formom, tai viskas yra įmanoma. Savo aš profilį parašysiu jum, tiesiog prierašas bus prie laivo, tai galėsit pasiekti, galėsit parašyti. Tai ačiū labai Sincero, kad man leido ir davė tokią galimybę sudalyvauti su jais šitam projekte. Labai džiaugiuosi, kad gaunu vis daugiau priemonių bandyti ir tikrai labai ačiū, kad esu jūsų, kaip sakant, dalis, kad turiu galimybę išbandyti ir labai jūs vertinu ir labai džiaugiuosi, nes tikrai man esat labai pasiteisinę ir čia padėkos didelis žodis jums. Tai dar primenu, kad vyksta akcija šitiem gėliam. Nepamirškit, naudokite progą, aš eisiu pati užsisakyti, nes čia pelenės, čia akcijos ir yra 2 metuose dienos, kuomet išleidi daugiausiai pinigų, tai Black Friday ir pelenės, nes tada labai daug nuolaidų gauni. Tai jiem yra 1+1 akcija ir perkant daugiau negu 15 eurų, siuntimas nemokamas iki rytojus 13 valandos, jeigu užsisakot. Tai naudokite progą, nes už 15 eurų perkant jūs tiesiog niekur nerasit, kad jums siūstų nemokamai. Tai labai džiaugiuosi, linkiu naudoti, linkiu džiaugtis šitą produkciją ir Sincero, valio. Ačiū jums labai, kad mane žiūrėjot. Gražaus vakaro ir viso gero.